Лізьте per draugą, давай draugiškai visi. Visi draugiškai, realiai, nu, draugiškai visi. Ой, так не лез. Draugiškai, chebra. Vaikų nelys. Nu, na. Все, viskas, mes savais keliais, visi savais keliais. Beje, atkreipkite dėmesį, vyras jam eilinį kartą sako, prie vaikų nelyskit. O, gaidžiulė, musarai, Все, prisibazarinai. Dėkui, nes. Kažką tu rodė labai. Tai sako, tipo, žiūrėk, man šokosinu. Trauk ranką, šis šiandien stabilas. Na kolkės į pisas, autoritetas, p***dačia, šustras. Pisa. Gangsteris, kas tai, blėt? Tai gerai, aš einu. Aš tau kažką padariau. Nu, taip irgi. Tai tu prieik gražiai pasakyk, viskas, nu. Kru. Eik, na, nušaus. Būtų tikrai mažas praradimas, bet jūs matote, kaip šitie šakalai elgesi. Nepaisant to, kad niekada nebūna vieni, visada tik tai krūvom bėgioja, kažkas filmuoja, kažkas provokuoja, bet ir tai, vos tik tai vienas žmogus, vienas vyras, sako, ateik čia, iš karto į kojas ir bėga. Tai viskas, ką jie gali. Na, bet šitoje vietoje aš vėlgi pasiskambinau su Arnu, aš manau, kad jums gali būti tiesiog įdomu. Paklausiu, kaip jisai vertina štai šitos degeneratus. Mačiau, interneto platybėse jau vaikšto iškirpti klipai, kur ir pats esi minimas po savo video. Kas ten per kontekstas? Kontekstas toks yra, kad jie kaip ir kiekvieną dieną, turbūt, man atrodo, kiekvieną naktį prisigeria iki žemės graibimo ir tada jau kyla kažkokios tai mintis. Tai, kaip sakau, konvulsijos, gal čia turbūt ne mintis yra. Ir ten apie 3 valandą nakties ar 4 jie ten bandė man kažkaip grasinti, sakė, kad susiras, atsakysiu už kažką, tai nors realiai parodžiu tiesiog jų turinį, klipus, kurie patys tai darė, tai tiesiog didesnė auditorijai, tai pasigavo ir LNK žiniose rodė, ir TV3 žiniose rodė, dabar tu kažką irgi įdėsi, tai čia tiesiog yra, kaip sakant, man labai patinka ta patarlė, kad koks masalas tokia ir žuvis, kuo tu gaudai tą žuvį tokia ir pagavai ir nežinau, kodėl čia manęs reikia pykti dėl to. O klausimas, turi pats mažą dukrą, nebaisu, tokius žmonės sutikti gatvėje, atrodo, kad smegenų ten visiškai nulis, kartais nusikaltėliai truputį rimčiau situaciją vertina negu štai tokie padugnės. Neadekvatų žmonės iš tikrųjų gazdina, bet nežinau, šitie negazdina. Pavyzdžiui, tu tai neišsigandai, kiek esi daręs apie visokius kriminalinės temas, neišsigandai, tai man atrodo, kad ir aš iš kažkokio tai, kaip sakau, landynę